Kas atsitiktų blogiausiai, jeigu tu dabar išdrįstum būti savo aukščiausią versiją, tu išdrįstum parašyti to nerizikaujančią žinutę. Jeigu tu išdrįstum paskombintam žmogau, kur tu nežinau, ko tu gali pasakyti, arba ko mums pasakys, jeigu tu pasakys kažką. Jeigu tu išdrįstum daryti fizinį veiksmą, kažkur eiti į nežinomybę, pasitikėti nežinomybę ir tiesiog pabandyti tą dalyką padaryti. Kas atsitiktų blogiausiai, jeigu tu galėtum leisti savo būti savo aukščiausią versiją, jeigu tu sektum savo aistrą, visišką, be jokio lūkesčio, darytum to dalyką kiek įmanoma ilgiau ir jeigu bet kas atsitink tavo gyvenim, kaip tu sekėtum savo aistrą, tu vis tiek išleikti pozityvio būseno, kas gali atsitikti blogiausiai? Kaip tu atsakai tam klausimą, yra būtent tas dalykas, tavo ego konstrukcija, įsitikinimas, kad tavi stabdo tavo aukščiausias versijas. Viskas, kas tau tarp tavo svajonių gyvenimą, yra tavo ego įsitikinimą, kad tu paėmė iš vaikystės, įsitikinimą, kad tu paėmė iš visuomenės, iš kitų žmonių, kad ir tiesiog pasidavėn, bet tu nesi pasidavęs. Tu nori daryti tom, ko tu myli, tu nori sekti savo aistrą, bet tu turi tiesiog baimį. Ir ta baimė nėra tava. Ta baimė ir tiesiog tavo ego konstrukcija, katras tau pasako dalykus, kas iš tikrųjų nėra tavo, kas iš tikrųjų tavi blokon. Nes viskas absoliučiai, ko tu svajoji, stov kito pusė tos nežinomybės, kito pusė tos baimes. Tai dar tik paklaus, kas atsitiktų blogiausiai, jeigu tu leistum savo sekti savo aistrą be jokių lūkesčių ir daryti tom, ko tu myli.